Labadiena, šios pamokos tema prielinksniai. Aptarsime dažniausiai vartojamus prielinksnius. Pirmasis. About. Apie. Pavyzdys. She told about her friend. Ji pasakojo apie savo draugą. Kitas. Above. Virš. Pavyzdžiui, his head was above the water. Jo galva buvo virš vandens. His head was above the water. Across. Across reiškia skersai arba per. Pavyzdžiui, she went across the street. Ji perėjo gatvę arba ėjo skersai gatvės. She went across the street. After. After reiškia paskui, paskui arba po. Na, pavyzdžiui, rašykime po. O pavyzdys galėtų būti toks. We will meet after lessons. Susitiksime po pamokų. We will meet after lessons. Against. Against reiškia prieš. Pavyzdžiui, it was done against my wishes. Tai buvo padaryta prieš mano norus, prieš mano valią. It was done against my wishes. Along. Along reiškia išilgai arba palei. Na, pavyzdžiui, the car was moving along the road. The car was, moving along the road. Išilgai. Among. Among reiškia tarp daugelio kažkokių daiktų. Na, pavyzdžiui, I saw a dog among the trees. Pamačiau šunį tarp medžių. I saw a dog among the trees. Beside. Beside reiškia šalia, prie arba arti. Na, rašykime šalia. O pavyzdys galėtų būti toks. John, sit beside me. Jonai, sėski šalia manęs. Below. Below reiškia žemiau. Pavyzdys. The temperature is below zero. Temperatūra žemiau nulio. The temperature
is below 0. Behind. Behind reiškia už. Pavyzdys. He is standing behind the tree. He is standing behind the tree. Jis stovi už medžio. At. Prielinksnis at reiškia prie, į arba pas. At. Na, sakykime, į. O pavyzdys būtų toks. Look at me. Pažiūrėk į mane. Look at me. Šauktukas. Before. Prieš. Prieš. Reiškia laiką. She entered before me. Ji ėjo prieš mane. She entered before me. Toliau. Between. Tarp. Tarp dviejų kažkokių tai daiktų. Žymi vietą. Pavyzdžiui, she is standing between trees. She is standing between trees. Jis stovi tarp medžių. Tarp dviejų medžių. By. By reiškia prie, šalia, iki ir ne vėliau, kai kalbam apie laiką. By. Na, rašykime šalia. O pavyzdys toks. The table is by the window. Stalas yra prie lango. The table is by the window. Kitas prielinksnis down. Down reiškia nuo arba žemyn. Nuo žemyn. O pavyzdys toks. He fell down the stairs. Jis nukrito nuo laiptų. He fell down the stairs. During. During reiškia per arba tuo metu. Per. Pavyzdys. Where will you go during your holidays? Kur tu važiuosi per savo atostogas? You go during per your holidays. Prielinksnis for. For reiškia į, dėl, už. Pavyzdys tegu būna toks. He is in London for a month. He is in London for a
month. Jis Londone mėnesiui. Dėl kažkokios priežasties. Dėl mėnesio mes nesakysime lietuviškai, tiesiog mėnesiui. From. From reiškia nuo arba iš. Pavyzdys. I came from work. Aš grįžau iš darbo. In. Viduje. Na, pavyzdžiui. The pen is in the box. Parkeris yra dėžutėje. In front of. In front of reiškia priešais arba prieš. Pavyzdys. I sit in front of you. In front of you. Aš sėdžiu priešais tave. Inside. Inside reiškia viduje. Pavyzdžiui. The books are inside the bag. The books are inside the bag. Knygos yra rankinėje. Into. Reiškia į vidų. Pavyzdys. Put it into my bag. Put it into my bag. Įdėk jį į mano krepšį. Ne. Ne reiškia arti, netoli. Pavyzdys. I live near you. I live near you. Aš gyvenu šalia arba arti tavęs. Of. Reiškia priklausomumą. Priklauso kažkam. Pavyzdys galėtų būti toks. The color of my car is green. The color of my car is green. Mano mašinos spalva yra žalia.